Gabrielė labai užsimotyvavus. Gerai, žiūrėk ir kaip fainai, aš jau matau. Bet va irgi pirmas sekundės eini į čia ir jau turi vieną gražiausių vaizdų oro uoste. Namie nei pas draugus tokių neturiu. Aišku, nėra taip patogu, kaip ant tų pateliukų būtų, bet kai norit labai pažaisti prie savo vietų sustabti. Man tai sunku suvokti, kaip iš tikrųjų taip viskas padaryta čia, kaip per viršų vėl vanduo iš ten teka ir dabar čia į tokią kaip bedugnė, žinai, atrodo viskas sutekėtų. Nu ką, bičiuliai, rytas keliaujame į pusryčią vietą, kuri siūlo tokią nestandartišką pusryčių variantą, singapūrietišką. Parodysim viską jau atvykęs, o šiandien laukia šiaip diena oro uoste, tai daug visko galėsit pamatyti. Singapūro oro uostas jau buvo minėję, kad vienas įspūdingiausių pasaulyje, iš tiesų ten realiai kaip Disneylandas ir gamtos gali matyti, ir nuveikti, ir prekybos centrai vieni kiečiausi, žodžiu, ten viskas, ir kinas, nu, žodžiu, nesiplėsiu, einam, pasižiūrėsim geriau, kaip tie mūsų pusryčiai. Atvykome, tai esame Toast Box. Šiaip yra čia toks kaip pusryčių tinklas, jų yra vietų čia daugiau Singapūre, gal nežinau, 8. Aš nesu tikras, bet prie mūsų namų šitas arčiausias, tai esu. Šiaip žmonių daug, beveik visas staliukai užimti. O vieną kraštinę čia, čia irgi užimta, reiks paieškosime, atrasti. Nu ką, atnešė mūsų tos pusryčių pasirinkimus. Aišku, ta pati porcija nėra čia, kad labai milžiniška būtų. Tas setukas sudaro kają, tas tradicinis jų singapūrietiškas pusryčių patiekalas. Ir jame, kas labai įdomu, yra kokosų pienas su kiaušiniu, toks kaip džemas padarytas viduje. Ir, kaip suprantu, dar sviestas, bent jau rašo, kad tai eina. Ir čia kas įdomu, yra kiaušiniai ir juos galima pasirinkti. Va, Gabrielė, matau, pasirinko kietus kiaušinius. Kaja, kadangi yra kaip taustas, ir taustai dažnai yra kažkur mirkomi, tai čia yra kaip skystai virtas kiaušinis. Ir reikia man dabar į tas lėkštutes tiesiog susidėti. Nežinau, kaip dabar jį lengvai išleisti man. Nu, aišku, dar kava. Galima pasirinkti tarp kavos arbatos, yra dar pieniška, Taivano arba tailandietiška, nesu tikras, arba tavo kaip tik pas Gabrielę, tai papasakos. Bandom tą kiaušinį lengvai dabar išleisti į lėkštutę. Pabandysiu, gal taip išeis. Ok, viskas labai gerai, taip ir norėjau. Ir dabar bandysim, nežinau, kadangi štuką turiu su štutis, pasimaišysim. Tai šitą lėkštutę reikės mirkyti mūsų tą visą tausto masę ir paragauti. Gerai, pasirašym tą kiaušinių masę, tai mūsų tą taustą. Šiaip įdomi, vidury tai tikrai matosi tokia kaip sviesto, įdomi turtas, aš dar nematau pačio to kaja džemas. Ai va, kaip tik kita visa pusė, ta kaja džemas. Tas kokosų ir kiaušinio džemas. Gal tokia saldi, sakyčiau, opcija. Ir gal atrodo, kai kam baisu tas kiaušinio visas karinai su baltymu išmirkytas, bet man atrodo daug kas yra bandę tiesiog kiaušinį išmaišytą su cukrum paragauti. Tai iš esmės čia lygiai ta pati, ta prasme, opcija, nes čia yra saldus variantas, saldus. Ir tu pamerkėtum kiaušinę, tai dar šiek tiek paminkštini visą tą taustą. Šiaip labai skanu, man patinka. Aš tai pasiėmiau tradicinį variantą, tiesiog sumuštinį su kumpiu ir sūriu. Ir man tas žalias kiaušinis žiauriai neskaniai atrodo. Nu, dabar tikrai niekaip negalėčiau valgyti. Pasiėmiau tiesiog kietai virtą kiaušinį ir arbatą. Arbatos jau pirmai paragau, tai galiu pasakyti, kad labai stipri. Juoda arbata su pienu, bet skani. Tiesiog sumuštinį. Sumuštinis kaip sumuštinis. Viskas gerai su juo. Man tikrai jau tos pačios porcijos. Tai nėra daug, bet man taip per akis užteks tiek ir pilno šito sumuštinio, tiek kiaušinio. Bet viskas tvarkoja, viskas normaliai. Norėsiu paragauti baudos po to
Bet aš tik paragausiu. Nu ką, jau atvykome į tą garsų į Singapūro oro uostą, Čiangai, ar kaip jis vadinasi, kažkaip panašiai. Tai esam terminaliniam 4, per kurį vyks skrydis. Šiek tiek diskutavom taksi, ar nebus taip, kad šitas terminalas bus atskirtas ir tas kaip varguolių oro uosto punktas, bet bent jau su ChatGPT pasirašinėjom ir kad turėtų sujungtas su visais tais pagrindiniais ir kriokliais ir kitais įspūdingais dalykas, tai eisim apsižiūrėti. O šiaip pirma mūsų misija tai atrasti, kur lagaminus pasidėti, nes visai dar ilgas laikas laukia, tai būtų ne faina, jeigu nuolat su jais reiks kažkur varinėti. Na, Gabrielė? A, ne. Varom. Ok, ieškom ženklo, kur būtų galima pasilikti tos lagaminus. Čia kol kas pradžioje nėra. Jeigu kas yra informacijos. Punktas? Bet yra, žinai, kad, tarkim, yra autobusas, kuris veža į T1, T2 ir T3 terminalus, tai jau čia reikės čia gal pasidėti ir nuvažiuoti. Is there any possibility to keep our luggages here? On Terminal 4 or not? You take the escalator 1 level down. And then on your turn right, walk straight to the end of the hall, there's a baggage storage. Oh, there will be here, yeah? Yes, Yeah. 1 level down. Šiaip įdomu, kad pasidarė gyvą, kai iš karto konsultato nėra, kad žmogus stovintis. Toks kaip zoom Tarp kitko, aš visai net nesitikėjau, nes aš galvoju, kad kai aš paspausti, man tiesiog reikės gal įrašyti tą. Mane iš karto sujungė, su žmogu žiūriu, jau čia skambina. Tik tai be garso geriausia galvoja, ar vešį nepaspaudė. Jo, matom priekį, kad baggage storage jau parašyta. Konsultantį neapgavo, kas gerai. Ne šiaip tiesiog numeti. Kad žino, kur oro uoste pas juos. Tam tikri dalykai. Spėjau, čia vienas dažnesnių turbūt klausimų, nes tikrai įspūdingas oro uostas, aišku, dar šitą įspūdžio didelio kol kas nematom, bet žinom, kad taip yra. Ką, mūsų bagažo pridavimo skyrius, pasiklausim, kiek čia tas kainuos mūsų lagaminus paleisti. Hello. Hello. Yes, we would like to storage our luggages. I think you Bye. might. Nu ką, mūsų lagaminai priduoti, tai... Sumokėjom 19 eurų už 2 ir čia nėra tokio dalyko kaip ten valandom ir panašiai, čia tiesiog ima kiekvieną atskirai lagaminą pagal jo dydį. Tai mes pagalvojom, kad gal kuprinės pasiliekam, dar kiek įmanoma buvo dar viską sudėjom, kad kuo mažiau reikėtų nešiotis į lagaminus ir palikom. Tai Pauliaus mažesnis lagaminas, mano didesnis, tai už didesnį sumokėjom 16. Už kitą 11 ir, žodžiu, viską pavertus į eurus, tai gausi 19 eurų. Tai turėkite omenyje, jeigu turi, tarkim, kokį vakarinį skrydį, atvarykite, jeigu tik tai galite, kuo anksčiau realiai pasidėti savo lagaminus ir savo čilinat, varinėjat, grožitės oro uostą. Tikrai čia yra, dar mes pamatysim, bet čia yra kaip atskiras realiai miestas. Tiesiog 24 valandom saugojimas yra už tą pačią kainą, tai mes pasižiūrėsim, kiek čia laiko užtenka, bet irgi dar pasiklausim, mes turim 3 valandas iki pasiėmimo savo lagaminų, tai dar pasiklausiau dabar, ar mums užteks 3 valandų nuvykti su autobusu, nes dabar vyksime su autobusu iki kitų terminalų, tai sakė, jo galit ramiausiai, žinai, 3 valandas būti, tai gal net ir užteks viskas. Okay. Rekomendavau tokį kaip Jewel varyti, tai čia, manau, gal jis kažkaip greta Terminal Wall, manau, bet toks kažkoks, kur pagrindinis spėja, kur yra tas, kaip čia, šitas waterfall, aš vis užmirštu, krioklys, ar kaip čia reikia sakyti. Jo. Bus įdomu pažiūrėti, per kiek laiko atvarysimės iki to Jewel. Man Jewel iš karto, žinai, kad aš nežinau, kaip verčiasi, bet kaip, žinai, kokie papuošalai ir kažkas. Na jo, biškai dar... Jewelryje, ne, yra papuošalai. Jo, dar biškai reikėtų galūnę pridėti ir papuošalų varom. Einam dabar dar klausimų. Jo, tai truko kažkur apie 5 minutės tas mūsų pervažiavimas į tą Jewel. Žiūrėsim, kaip viskas čia atrodo. Let's go. Jau Gabrielė labai užsimotyvavus. Gerai, žiūrėk ir kaip fainai, aš jau matau. O žiūrėkit, olimpinių žaidynių jaunieji turbūt talentai. Geras, kaip kietai.
Gabrielė trumpam buvo dingus, grįžo. Nu, Gabrielė vėl, kaip tas daumas, turėsim waterfall. Man žinai, ką man dar čia net gražiau negu ten, kur mes sumokėjom 3-4 jų pinigus. Bet va irgi, pirmas sekundės eini į čia ir jau turi vieną gražiausią vaizdų oro uoste. Aš norėsiu dar arčiau, tik aišku, prieiti. Čia tikrai nerealiai, wow. Bet čia visiškai ir prekybos centras su pagrindinėm parduotuvėm, kurios gali tik būti. Ir miškas, gamta vienoje vietoje, nu kaip muziejus, viskas čia, žodžiu, tam Singapūre. Čia žmonės atvyksta tiesiog ne tik tai dėl to, kad išskristų į savo norimą vietą, bet tiesiog kaip ir į ekskursiją galima atvykti, apsipirkimo objektą ir pasivaikščiojimą. Ir realiai aš net galvoju, man tikrai čia yra žymiai gražiau, net ne tai, kad žymiai gražiau, o tiesiog labai panašiai, labai gražiai, kaip mes vakar buvom, o čia įėjimas tai nemokamas. Tai vienas gal minusas, kad čia nėra taip vėsu kaip vakarykščiuose tuose debesų, Cloud Forest debesų miške, bet labai man atrodo, artimai. žinai, dar mes praeisime erdvę čia vieną tokia restoranų, kur gamina ir panašiai, turbūt normalu, kad ta kaitra išlieka, bet dar praeisim, va, yra ir tiltas. Tuo tiltu turbūt negalim praeiti. Čia for exit only, tai ten reikia apeiti viską. Tu pasižiūrėk. Bet va čia va kokia gaivuma. Čia jau kondiškė, jo. Jo. Matosi, kur tie arčiau augalų esam, tai ten jiem ta ir padaryta temperatūra geresnė. Traukinukas. Šiaip tai jo, dabar labai laukiam, nes bent jau matėm iš socialinių tinklų ir Gabrielė užsakė, ir čia pastebėjo, čia pravažiuoja traukiniai. Tai čia vienas va dažniausiai tokių vaizdų ir būna, kur va kaip tik dabar šitą kaip fontaną filmuoju ir pravažiuoja tas traukinukas, tai mes tik tai, kai įėjom, aš pamačiau, kad pravažiavo, bet dar buvo mes tik tai prie įėjimo, tai atrodė įspūdingai, bet iš arčiau dar geriau būtų pamatyti. Nu, kaip tik atkeliauja mūsų traukinukas, bet šiaip lėtai labai važiuoja. Ir Gabrielė atlėkė pažiūrėti, užfilmuot, kad spėtų. Sakiau, aš jaučiau, kad jis jau turi to daryti. Ieškom dabar tokį Canopy Park, yra kaip, čia pasakyti, nežinau, ne tai, kad batutai, jie yra kaip tinklai, nežinau, ar čia aplink medžius, ar aplink kažką. Aš mačiau, anoj pusėje buvo tiesiog įėjimas, yra iš kitos pusės, žinai, tai jo. Jo. Ir dar gal pavyks praeiti pro tiltą, tai būtų irgi faina pasižiūrėti iš kitos pusės. Man, kas čia dar labiau, dėl ko netgi labiau patinka, dar paminėsiu negu Cloud Forest, nes čia yra tų žmonių, bet daug mažiau, tu gali lengvai erdvėj eiti, spėti nufotografuoti ramiai, nes ten, kas darėsi, tai visiškai buvo košė. Tai čia va tas labai kaip gražiai. Ir va dar vienas įdomesnių dalykų toks, ką anksčiau mačiau, kad yra kaip dronų workshopas, kurį galima bandytis būtent šitam oro uoste. Turėtų irgi tikrai įspūdingai atrodyti. Nežinau, kiek čia galima aplinkui skraidyti, bet bus fainai bandyti. Tai daug kas čia pagrindinės pramogos tai kainuoja, tai ir to laiko, jeigu norėsite daug pamatyti, labai daug vaikščių, tai čia ir viską pilnai patirti, tai reikės už kiekvieną įėjimą susimokėti. Tai va dabar keliausim, pasižiūrėsim, kokia ta kaina į mūsų tą ilgai jau keliautą Canopy parką. Šiaip yra toks kaip appsą, reikia oro uosto atsisiųs, galim pažiūrėti kainą per ten, bet mes gal rasim tiesiog kokį konsultantą, kuris mums ir pasakys tą kainą. Tai ką, update'as dėl kainų yra 26 €, jeigu norima bendrai per visus ir tuos meizus ir tuos tinklus praeiti ir dar ten kažkokios žuvytės, dar kiti reikalai. Ir jeigu atskirai kiekvieną pramogą, tarkim, kurią įsirinkit, tai apie 11 €. Nėra mažai, nes realiai čia kaip vos ne mūsų Cloud Domo kaina, kur mes buvom tada. Tai oro uoste lygiai tas pats. Žodžiu, pagalvosim, dar eisim, apsižiūrėsim oro uostą ir jeigu labai norėsim, apvarinėsim šitus. Pokémon parduotuvė, turbūt labiausiai populiariausias brandas azijočių iš anime pusės. Gabrielė, aišku, mažai ką žinai kokį vieną bent Pokémon? Pokémon. Pikachu, tarkim, esi girdėjęs, o čia kaip tik Pikachu aprantas. Vaikam tai čia rojus būtų.
Man šiaip irgi visai faina pasižiūrėti. Tai žiūrim dabar kainos, jos tiesiog standas pirminis, bet nėra kažkaip kosmosas kainos. O tarkim, kad ir beef meatball spaghetti yra 6,9, jų pinigai tai kažkur apie 5 eurai. Aišku, čia yra vaikų meniu. Tai yra mažesnė bus porcija. labai mažas porcija. Bet, ne, nu, kad ir lyginant ir tuos kitus, žinai, Nu, tarkim, pirma ar ne pasta. brangiausia pasta yra 19, tai čia bus kokia, nežinau, 15 eurų. Tiramisu, va, tarkim, yra 5,9, tai irgi bus apie 5 eurai. Tai šiaip realiai Tikrai drąsiai galėsim pavalgyti jo, paskui per daug nenusiskaudinat. Nu jo, bet faktas, kad viskas čia sukasi aplink krioklį, visas išdėliojamas, visa augalija, visi kiti dalykai, čia yra didžiausias grožis, kurie ir daugiausiai turbūt investicijų reikalavo oro uoste. Labai fain, labai gražu tas krioklys, tokia visiškai gamtos oazė oro uoste, nu šiaip kosmosas. Įdomu bus ten iki pačios nueiti. Man tai sunku suvokti, kaip iš tikrųjų taip viskas padaryta čia, kaip per viršų vėl vanduo iš ten teka ir dabar čia į tokią kaip bedugnę, žinai, atrodo, viskas sutekėtų. Tai kažkaip net, žinai, ir meditatyviai veikia ir, nu, į tokia, kaip, žinai, juodąją skylę, tarkim, viskas įlysta ir kur tas vanduo dingsta. Čia eikti savo. Nu jo, toks dalykas tikrai Ir tas dar ilgą laiką, turbūt kažkokiam kitam oro uoste nepadarys. Ir turbūt kartosimės, bet viskas šitam oro uoste, matom, tikrai yra aplink būtent šitą krioklį. Aš vis tą žodį užmirštu. Bet visur žaluma, nu pasižiūrėk, ir gėlės, ir čia dar fontanas yra, nežinau, nu man tai čia sunku suvokti, kad aš esu oro uoste. Nu kaip taip gali būti, nežinau. Dar varom dabar pasižiūrėsim į 3 terminalą, kas ten. Terminalus skiria tiesiog tiltai, išskyrus terminalą 4, nes nuo jo mes važiavome, tai dabar vykstam į kitą pasižiūrėsim. Mūsų turbūt toks, žinai, raineirinis, vizeirinis tas terminalas 4. Jo, bet kaip ir tiek kupolių. Tai tenka šiek tiek nuo jo atitrūkti, bet kas, realiai 5 minutės skiria iki visų tų pagrindinių lokacijų, tai nėra taip jau blogai. Ar šiaip, žinai, kai vežioja tie autobusai pagrinde, tai iš vis. Nors sakė, va šitas, kuriame mes buvom pats įspūdingiausias yra, tai ten nežinau, ką pamatysim, bet jau esam, tai pasižiūrėsim ir varysim paskui pavalgyti, nes paskui jau kai kirsim pačias patikras, tai kainos gerokai vėl iššoks, tai jau čia matėm visai pakankamai. Man tai labai faina šitose perėjimuose, kad yra visur stiklas, tai tu realiai jautiesi to pačiu vis tiek, kad būtum kaip mieste ir geresnis visai jausmas toks, nėra, kad tu uždarytas esi. Atėjom į 3 terminalą, tai iš karto tokia ramybė. Vos keletas žalumos čia yra susodinta, tai praktiškai palyginus, kai iš ten tokios visiškai gamtos apsupties nuėjom, tai čia taip, man tai žinai, kad tokia kaip tamsuma ir atrodo jau čia, žinai, irgi primena labiau mūsų turbūt tą kaip tiek 4 terminalą, nes to jaukumo, fainumo, šiltumo čia nelabai jaučia. Nu tiesiog, standartinis čia europietiškas vos ne oro uostas. Jo, ten iškelta kartelė maksimaliai ir suinvestuota būtent į tą vietą, matosi maksimaliai, o visi kiti tai tokie. Čia jau irgi. Tiesiog. Bet vis tiek dar biškai kišim nosį, pasižiūrėsim. Truputį kažkokių ir meno dirbinių yra. Ai, va, vis dėlto yra. Aš kažkaip galvoju, kur tie meno dirbiniai, keletą. Bet buvo, ir ten mes matėm. Ten buvo ne vienas dar jų iš tiesų. Mano matyt, akis vis neužkliūdavo. Bet, man atrodo, biškai gerai paeinam, bet jau matau, kad čia nieko gero nebus. Grįžtam, nes dabar galvojam eiti ir dar kažkur pavalgyti, tai jau čia ten tikrai bus pasirinkimas didesnis, nes čia matosi mažos tai parduotuvėlės. Žalumos tai jau turim vieną tiesiog sieną tokią žalią iki galo, kad irgi biškai jaustųsi to vaibelio palmės tokios, nors ir tos palmės, man atrodo, šiek tiek atrodo kaip liūdėtų palikto, žinai, norėtų į tą džiuvel, ar kaip ten jis vadinasi, bet dėja jau sako, nu jums čia skirta būti šitam
terminale. Na jau čia viskas. Nu, ten jau buvo Max. Žodžiu, mes kaip ir visa masė, kurią matėme, kai ėjome į šitą terminalą, ėjo į tą pusę, tai mes, man atrodo, ir grįšim iš karto. Ką įsirinkom Shake Shack, mėsainių užeigą, amerikietiškas brandas. Mums čia GPT šiaip rekomendavo, parašiau, kur nesikandžiotų labai kainos, tai burgeriai visada yra gerai, mėgstu, galime eiti. Galim, matau, iš karto užsisakyčiau, turbūt kaip McDonald's, gerai žiūrim organau, aš aišku, vegetarišką tikrai nenoriu. Burgers. Lai žiūrim, yra gal ir renkinukai. Čia burgeriai tiesiog, bet čia turbūt atskirai kiekvieną reikės rinktis. O, yra ir buf, šunų. Galima bego boms. Ką gali pasakyti, šiaip gražuoliukai. Mūsų burgeriukai. Nes aš kol užsisakėm realiai ir laukėme kokią šiaip apie 15 minučių, tai ir galvoju, ar jie bus labai panašus brandas kaip McDonald's. Aš Shake Shack'e šiaip nesu ragavęs, bet kiek žinau, yra čia irgi pasaulinis amerikietiškas tinklas, kuris irgi orientuojasi šiek tiek į mažas kainas. Tai žiūrėsim gerai. Aš įsirinkau rūkytos jautienos burgerį su šoninė ir vyšniniais čili pomidoriukais. Sūris irgi labai gražiai atrodo, šiaip tikrai tvarkinga labai bandelė. Gabrielė pristatys po to savo. Kai jau nekantrauju ragauti burgerį, beje, užmiršom bulvytę, aš su Gabrielė pakalbėjom, kad norėjom bulvyčią, bet žinau, kaip greitai darai užsakymą, tai kartais pamiršti kažką, tai jau tingėjom po to sakyti. Ok, let's go. Let's go. Kaip sauginė atrodo. Šiaip labai sultingas burgeris. Skaniai atrodo ir iš vidaus jau kandus, mėsingas, nėra tiesiog kaip paprastas cheeseburgeris. Ir kainos šiaip labai geras burgerių, pakankamai kaip vienam brangesnių oro uostų, vienam gražiausių oro uostų, beje, turime šalia, taip aišku, per lapus matosi mūsų tas pagrindinis šio oro uosto grožis, tai Krioklys, tai kaina mano burgeriuko yra virš 8 eurų, Gabrielės yra virš 7, tai tikrai vertėjo, ragavim. Aš tai visą laiką atnešiojuosi dezinfekciniai skystai prieš valgant imant maistą į rankas, tai noriu pirmiausia nusidezinfekuoti gerai. Tai be to dalyko niekur. O aš užsiskiau paprastą jautienos mėsainį su pomidorai, sūriu ir salota. Realiai skonis tai toks namūdinis. Paprastas, skanus, sultingas, tikrai toksai namų mėsainis burgeriukas. Nu ką, privalgėm skaniai, sočiai, burgeriukai, yra dar net papildai, po to burgerių atsisakėm su bulvytėm, jau su bulvytėm ir sūriu. Dabar jau po truputį ieškosime, kaip grįžti atgal į tą mūsų varguolės terminalą. Matau, jau nuvažiavo mūsų autobusas. Bet čia pakankamai, man atrodo, greitai ir dažnai maršrutuoja, tai neprapūs. 10 minučių kokia, max, nu gal 15, bet tikrai nedaugiau. O, va ten, dabar jau. Čia baisiausias dalykas, kai tu prieš šviesoforą yra autobusas ir žinai, kad greičiausiai jis tavęs nelauks. Toks galėsi numojuot, okei. O gal spėsi. Sakai? Pabandysim. Tiki? O kai bus, tai bus. Žiūrėsim. Viskas panašu. Panašu, kad spėjam. Šiandien mūsų laiminga diena. Ką, praėjom jau patikros punktus, tai toks vienas pastebėjimas, kas irgi skrisite į Indoneziją, nesvarbu ar į Balį ir kažkur kitur. Dažnu atveju ir mums irgi pasitaikė, kad reikia turėti skrydį atgal arba tiesiog kelionę atgal iš Indonezijos į bet kurią šalį. Tai mes taip greitai realiai nusipirkom ir sekančią kryptį. Tai turėkite omeny, kad tą irgi reikia apgalvoti, ar pirksit oro uoste, ar pirksit, aišku, galite, kad saugiau, kai ramiau būtų, tai nusipirkti iš anksto, bet... Jo, nes mes iš tikrųjų domėjome šitų dalykų ir visokių tų nuomonių matėm, prisiklausėm, kad vieni sakė, kad priklauso nuo tikrintojo, nu, tipo, okei, praleidžia ir taip, ir tiesiog būna paklausę, kad ar turi, paskui turi ir viskas tvarkoja.
O dabar mums reikėjo tiesiog įrodyti ir mes turėjom apsisukom ir ėjom pirkti bilietų. Ne. Tai tiesiog reikia žinoti šitą. Ir dar gudriai, šiaip Gabrielė, yra ne tik, turėkite omeny, kad yra skrydžiai, yra plaukimai laivais perkelti į kitą šalį. Galit savo opciją atitinkamai irgi pasirinkti greitų atveju, kaip ką padaryti. Ir šiaip labai įdomus, turėjom tas patikras, tai faina, viskas labai faina, tas įprastinis dalykas, kad nereikia kompų nieko traukti, elektronikos, powerbankų, viskas tiesiog vienoje kuprinėje gali viskas būti ir neužtrunka. Matosi, kad toks kruopštesnis yra patikrinimas ir kita, bet išmaniai, mandagiai, labai panašiai. Ir dabar įžengus jau čia į mūsų Tarvydę, nors ir terminalas 4, bet matom, šiaip labai viskas čia gražu ir parodysim, yra visokių net meninių instaliacijų ir kitų. Jo, bet parodysim greitai, nes jau mums reikia laipintis, Pauliau. Mažiau kalbų reikia, žinok, ir aplinkoje. Gerai. Yra labai daug vietų, kur atsisėsti. Iš tiesų tokie foteliai, tai tikrai neeiliniai, sakyčiau, nes ne visur tokie patogus yra ir faini. Ant vieno, kol viską dar mes čia susidėliojom, pabuvom. Net namie dauguma turbūt neturi tokių patogių kaip čia. Tai... Tikrai labai daug yra erdvių. Taip pat ir parduotuvių, aišku, klasiškai, bet čia, žinai, kaip ir... Čia man labai patinka šita visa instaliacija, tokia grinai keliautojų instaliacija, vykdantės šeimos ir tai tokios įdomių labai formų žmonės, tai labai šitą cool. Iš tiesų įvairiausių formų yra šitų fotelių, kokių tik tai nori. Tokių ir namie, nei pas draugus tokių neturiu, nei namie. Tai čia fainai čia, taip tikrai, ir jie labai patogus. Pirmai, kai sakė, kitos įdėjom, požiūrė patogu, ir ant šito labai patogu dabar. Ir kas svarbiausia, tai ne tik tai viena erdvė yra tokia, kad, sakyčiau, foteliukai išdėlioti yra visai ir kitam gale, ir dar kitoj pusėje, ir dviejų foteliukų rojus. Tai čia net galima išsirinkti savo mėgstamiausią formą ir namams galbūt kartu kažkada įsikuriant žinoti, kokių būtent nori. Visgi mūsų skrydį atidėjo 35 minutėm, tai galima buvo ramiai kavos pasimti, išleisti paskutinį savo 10 pinigų grynaisiais, tai kaip sakant, miškai. Ir nusipirkom ir atlaisvinom šiek tiek žinę šio klausimu. Taip, nes visą laiką dažniausiai būna, kad pinigų atlieka, ten kokios dabar 10 jų dolerių ir paskui nei keičia, nei ką, nes mes vis turim su Tailando pinigais, kad ten gausi apie 10 eurų maždaug galėjom išsikeisti, bet net tokios mažos pinigų sumos niekas nekeitė, tai geriausia viską prapilti oro uoste. Ir mes dabar, kai laukiam kavos, tai pamatėm, kad yra robotukas, kuris surenka visas, kaip surenka, mes tiesiog turim padėti, atlieka savo maisto, sakykime taip, ir viskas, ir važiuoja ir pristato į virtuvę, plovyklą. Einam dar pasivaikščiosim, pasižiūrėsim, kas gero šitam oro uoste yra. Vienas iš tų neįprastesnių oro uostas, kad yra ne tik tie minkšti gultai ir kiti dalykai, bet yra daug labai televizorių aplinkų padaryta, tokia kaip mini kino teatrai ir vienu rodo filmukus, kitur šiaip filmus ar futbolo varžybas, tai realiai galite labai jaukiai įsitaisyti, kokią lučio pasiimti ir iki skrydžio dar smagiai praleisti laiką. Man dar ko trūksta, tai kokią PlayStationą galėtų tokią erdvę. Man atrodo, čia irgi galima į viršų dar pakiltumėm, jau čia žinok visko mes dar rastumėm. Tai dar Gabrielė man neseniai užsiminė, kad kaip tik antram aukšte ir yra tas International Food Hall, kur panašu, kad kiekvienam terminale jis yra, kur galite įsirinkti grinai savo virtuvę, ar norit picų, ar norit meksikiečio maistą, ar norit to pačio singapūrietiško, indonezinietiško ar malaizietiško, ar bet kokią tai nori. Bet, pavyzdžiui, man šitas oro uostas, gal net sakyčiau, jeigu taip praeini ar ne, reikia laukti keletą valandų, tai šiaip fainas, yra toks jaukus, ramus, neperkrautas, su patogiai, žinai, suolais atsisėdimui, tai net visai faina iš to šurmulio žmonių išeiti visai. Pabandysiu, man atrodo, galima pažaisti, bet žiūrėsiu ir su šitu galima paprastų žaisti. To exit gameplay, press home. Reikia atrasti gaumą. Aišku, nėra taip patogu, kaip ant tų foteliukų būtų, bet kai norit labai pažaisti prie saldėtus tą random player, tas man tinka.
Davai. O, šiaip man atrodo, šitas šiek tiek išmanesnis, kažkaip šiukšlių robotukas. Pameni, turėjom praeitam oro uoste, kurį ten bandėm padnoškės jam kaišelio. Bet jis dar didesnis, žinai. Suprantamus, kad mūsų kėslus. Taip. Bet jis ir didesnis ir, žinai, nu čia aišku yra erdvės daugiau ir visur kilimas. Nu kaip keista iš tikrųjų, bet faina, patogu eiti dabar, žinai. Tik tai kilimą, o turi omeny, kad mes jau grinai ėjom į čekino lagaminus atnešti, tai ratukam nėra, pats fainiausias reikėjo prasinešti. Jo. Tai bendrai, aišku, yra ta jausmo tokia labiau kaip namų ir čia tai jau tas kilimas netoks, kur Malaizijos viešbučių turėdami, o toks. O čia panašu sukurtas yra dirbtinai toksai kaip Chinatownas tikriausiai, nes net primena pačius tos Singapūro Chinatowno pastatus, tas spalvas ir geras. Šiaip irgi labai fainai, gražiai atrodo. Netoks jau čia varguolių tas oro uostas, kaip kalbėjau. Pati pradžia atrodė tokia. Čia nėra taip, žinai, kaip įžengėm šitą oro uostą ir iš karto jau buvo tas krioklys, va pagaliau pirmą kartą supratau, kurį žodį reikia panaudoti. Tai pradžia tokia niūroga, tikrai, nu, ten tamsu ir panašiai, o čia jau bet čia taip fainai, labai gražiai. Jau rodo, kad ir čia galima gyventi. Tikrai taip. Ir panašu, kad tikrai turėtų būti kiekvienas, tada mes dabar tie ketvirtame esam, tai nemanau, kad tie 3, tie 2, kuo prastesnis ten turėtų, gal dargi netgi kažkiek, bet turbūt panašiai. Spėju, kad visus tie terminalai yra labai panašus, o tas jau Džiavel yra išskirtinis grinai jau tas visos maksimum grožybės padarytos kaip ten gali. Nuo to pačio krioklio iki visų kitų instaliacijų ir panašiai. Taip, žinai. O čia vis tai, žinai, praėjom, o dabar mes vartus ir visai kitoks vaizdas prasivėrė, negu, žinai, mes tik tai ėjom. Viskas, prisėdom, Melė jau kaip tik pranešė announcementą, kad po truputį pradės laipinti į tą nuostabųjį balį. Šiaip aš laukiu labai balį. Man kol kas tiek, kas vyko, neatrodo, kad buvo nuliūdę grįžo. Visi poilsėjo, faina, tai... Iš tiesų, taip aš ir galvoj laukiu. Balis, aišku, labai yra išpromintas, labai visi grįžta atsigavę, kaip po jogos 5 metų ir ten, aišku, klausia, ką ten veikia vienu. Bent jau taip sako žmonės, bent jau kalba. Vieni į tylos stovyklas varo, kiti ten tūsin, gerti, čilin, kiti darbuotis nuotolio, tai mes gal, nežinau, pasižiūrėsim. Dar per daug labai didelio plano nesusidėliojom. Leisim tiesiog laisva vaga, pasižiūrėsim, kur norėsim, tuo metu kaip kas ir viskas. Tai ką, iki balių. Ate.